jumis OX Trades ir šiandien pakalbėsime apie Bitcoiną ir kokia laukia jo tolimesnė ateitis. Šiaip atrodo ganėtinai tai kol kas dvejopiškai, ne? Kol kas dar nėra labai tiksliai pasakyta, parodyta čerte, ar tai bus bullish ending, ar tai bus bearish ending, bet vienintelis dalykas, ką jūs galite padaryti, tai būti pasiruošę abiem scenarijam. Ir toj pakalbėsime aplamai, kas yra ending diagonal ir kas yra leading diagonal. Tai leading diagonal, pradėkime nuo leading, yra kai turime savo motive wave 1, tada būna iš esmės 3 waves down, 3 waves up, 3 waves down ir 3 waves up. Ir tada realiai užsibaigia mūsų visas countas. Čia yra leading diagonal. Ending diagonal yra realiai ir po to po leading diagonal laukiam 3 wave correction, nuo kurios pradėtume pumpinti vėl į viršų. O ending diagonal yra realiai šiek tiek viskas ganėtinai panašiai, tik tais, kad atvirkščiai turime savo first initial wave, tada turime 3 waves down, 3 waves up, 3 waves down, 3 waves up. Jeigu sugebėjot pastebėti, dar mes laukiam to last wave up. Ir tada ending diagonal atrodys tada šitaip, kai bus tiesiog labai didelis impulsas į apačią. Ir ko pasakoje lauktume 3 waves up ir tada mes eitume į shortus. Ir tai galimaisis duotų ženklą, kad bull marketas jau yra ties pabaiga, ne ties pabaiga, bet jau galimai baigėsi bull marketas, ne? Tai iš esmės kol kas dar nėra aišku, bet ko galima tikėtis, pavyzdžiui, bullish variante, ne? Tai jo, moving up, dar vienas high, labai būtų fainai pamatyti, ir manau pamatysime. Invalidationas būtų realiai toksai horizontal parallel channel thing, ne? Tai kaip jį susirasti, tiesiog magnetizuojam parallel channel pirmo veivo high, magnetizuojam trečio veivo high ir antro veivo low. Kaip matote, realiai mano invalidationas yra ties šitą vietą, tai kodėl taip yra, nes tada nebus tiesiog diagonal anymore. Čia yra realiai invalidationas šito viso scenarijaus. Jeigu paliečiam šitą vietą, tai visas scenarijus aplamai keičiasi, tada reikia vėl naujo countą daryti, nes tada galimai, tiesiog marketas pasikeitė tuo momentu, ir reikia tiesiog priimti kažkokį kitą sprendimą, susirasti kažkokį kitą countą. Tai būtų bullish scenarijus. Bullish scenarijuje šiuo atveju būtų ganėtinai padarom dar vieną high, padarom tą fifth wave, ir pradedam labai taip agresyviai dumpinti. Kodėl taip agresyviai iš esmės? Agresyvumas yra dėl to, kad žmonės padaryti baugius, ta prasme, paimsim lows, paimsim daug liquidity vietų, gal net ir šitus lows, nes jie tokie unfinished. Unfinished business, sakyčiau, šito vietų irgi, tai realiai leading diagonal ABC correctionas turėtų priversti žmonės manyti, kad tai yra impulsas iš esmės, tai kas būtų bearish, bet iš esmės tai būtų bullish, nes tai būtų tiesiog 3 wave correction, nes kad būtų bearish visą tai turėtų atrodyti šitaip, turėtume pamatyti 1, 2, 3, 4, 5, ir minimum targetas būtų minimum paimti šitus lows, tai realiai kas yra, tarkim, čia padarysim dar vieną high, kas yra 42%, tai turėkite omeny, kad jeigu mes turėsime 1, 2, 3, 4, 5, tai tada mes ieškosime shortų ties šitais, arba compoundinsim savo shortus, jeigu turėsim atsidarę kažką čia aukščiau, ties pullback, kaip sakant, ir tada jau svinginsim labai žemai. Tai ir iš esmės labai būdingas bruožas yra, labai būdingas bruožas yra
leading arba ending diagonal struktūrose, kad turime decreasing volume ir increasing price action, ne? Price actionas daro higher highs, volumas daro lower lows. Aišku, penktam veive dažniausiai turime šiokį tokį spike volumo, ne? Tiesiog, kad visus užtrepinti, visi klausom, volumas raizina, gerai, mes čia gal galimai breakoutinsim, ne? Ir šiaip, kas treidina patternus, tai galimai pastebėjot, kad čia yra iš esmės treidinant pagal patternus, bearish patternas. Jo, tai jeigu, tai tikiuosi supratot ganėtinai aiškiai, ko mes ieškosime, jeigu tai bus bearish, ne? Tai realiai, jeigu bus labai bearish, ne, tai turėtų būti 5 wave impulse, ne? Tai būtų leading countas, tai būtų realiai atpažinimas, kad bear marketas prasidėjo. O dėl bullish turėtų atrodyti in 3 waves, ne? 3 waves ir toliau mes pumpinam į viršų. Tai va, jeigu mes pradėsime leistis in 3 waves, tai mūsų supportas bus iš esmės nuo 0,5 fibo. Aišku, dar kol kas anksti sakyti, kol mes neturime to wave 5, ne? Tai realiai dar vienas impulsas turėtų būti. Highest probability vis tiek yra kol kas take out the high, bet kokiu atveju. Ir tada tiesiog tą fibą mes pritempsime prie to būsimo high, ne? Tai realiai paimtas nuo low ir tempsime iki būsimo high. Na, kol kas tiesiog dėl visual purposes tiesiog padariau šičia, ne? Tai ja, tai realiai, kad suprastumėte, bus main, jeigu gausime 3 wave pullback, ne, tai tada bus mūsų main entry zona nuo 0,5 iki 786. Yra čia irgi nemažai visokių levelių. Realiai yra praeito viso range. Galima taip irgi, realiai 786, ne, su value area low, jeigu įmam tiesiog šitaip, ne, tai nelabai kas keičiasi, nu jo, bet value area low in confluence, ne, aišku, dar turime visokių kitų šito vietų levelių, bet jo, nesmė, apie juos galite sužinoti mūsų Discord'e, jeigu norite, ne. Jo, tai realiai va yra du scenarijai, kuriuos aš dabar monitorinu, ne, ir žiūriu, kas bus iš esmės. Tai jo, galim, nežinau, eiti į galimai local bullish scenarijų. Atskleidžiau, kad iš karto bus bullish, ne, bet nesvarbu. Tai jo, einam į 4 valandų time frame šiuo atveju. Ir ką mes čia turim? Ir apie local setupus pašnekėsiu dar šiek tiek vėliau, nes įsijungsime kitą chartą, irgi bitcoino, local, boom, ok, here we go. Jo, tai local scenarijai, tai taip, padarėme move in 5 waves, tai yra gerai, realiai kaip ir buvo prediktinta, paimsim all time high ir bus arba failed auction, arba swing failure patternas, realiai, nežinau, swing failure patternas nesigavo 4 valandų, galimai gavosi daily. Jo, iš esmės gavosi labiau kaip failed auction situacija, ne? Tai kas yra failed auction, galite sužinoti irgi mūsų Discord'o kanale. Jo, tai gerai, prieinam prie local price action, ne? Tai ką mes turime wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, tai realiai užbaigiam savo impulsinį move, po kurio turėtų sekti A, B, C, arba šiek tiek netgi dar didesnis range'as, bet apie tą range'ą, nežinau, kol kas dar nepasakosiu, nes dar kol kas jo nėra, bet esminis dalykas koks, ne? Tai aš tikiuosi pamatyti, šiaip tą weekend low vis tiek reikės paimti, bet kokiu atveju, aš manau, nes turime šiek tiek stiprių, ne šiek tiek, bet turime gerų levelių šiek tiek žemiau. Ir ko aš tikėčiausi, ne, ar tai, kad ir pirmadienio pumpą arba antradienio pumpą padaryti kažkokį weekly high ir tada gauti korekciją, ne, į apačią, nuo kurios ieškotume long pozicijų. Jo, tai iš esmės kažkas tokio. Arba tiesiog padaryti dar vieną, paimti SFP, lows, ne, ir toliau padaryti higher, lower high ir dar vieną low,
kad užbaigti tą mūsų ABC korekciją, kuri yra realiai mėlynam šitam, mėlynų šitų linijom tom, ne. Tai jo, galim pereiti, manau, prie kito čarto, kur yra realiai tikslus leveliai. Tai va, boom, esame kitam čarte. Tai jo, tai apie kokius aš levelius kalbėjau, ne? Realiai, va, matote, mes frontrunninom levelius. Ką reiškia frontruninimas, tai kai mes dainam labai arti iki jų, bet nedainam iki galo ir taip gaunasi frontrunas, ne? Tiesiog čia irgi gaunasi liquidity areas, ne? Ta prasme, ir turime, išeinam šiek tiek gal didesnę tam frame, kokios valandėlės. Jo, tai ką mes čia turime? Turime realiai value area, turbūt atrodo, kad čia visko labai daug, bet tai čia iš tikrųjų nėra labai daug. Tai turime ką? Turime value area low su 618, su daily leveliu ir weekly naked point of control. Jo, tai realiai bus labai svarbus levelis. Ieškant kažkokį netgi bent jau intraday, day trade, ne, kaip ir minėjau, jeigu mes čia originaliai turime turėti A, B, C, tai jo, mes norėtume pamatyti tą pirmą pumpą viršų ir tada vėl move down į kažkokius kitus galimai levelius, kas galimai bus apie 14 000. Jo, nes čia irgi turim labai stiprų supportą, realiai man šitas labiau nepatinka negu tas, bet tai šitas tiesiog galimai bus tritinamas kaip scalp, intraday, ne scalp, bet day, intraday, whatever. Jo, bet turime weekly, daily levelį, daily naked point of control, nu, realiai 786. Tai jo, tai būtų ganėtinai nice pahitinti šitą levelį prieš vėl pradedant pumpinti in 5 waves, padaryti dar vieną all time high, nuo kurio pradėtume ieškoti kažkokių įdomesnių šortų, kaip ir minėjau, kalbant apie šitą visą leading arba ending diagonal situaciją. Tai va, jo, tai artimiausi supportai ir resistance šiuo metu yra anchored VWAP nuo all time high su daily naked, weekly naked, points of control ir su weekly leveliu. Iš esmės minimum targetas turėtų būti, jeigu kalbant apie ABC, tai turėtų būti 382 levelis, kuris yra Fibonacci 729, realiai kas būtų labai fainai tiesiog išfake outinti šito range'o, realiai šito range'o high, low, ne, tada gauti toliau acceptance priėmimą, žinau, lietuviškai acceptance back into the range ir tada nukeliauti žemiau, ne, tai tiesiog irgi gautųsi realiai toks labai shallow, bet vis tiek būtų kaip skaitytųsi minimum bent jau pasiektas targetas ABC. Jo, ir tada galimai bus irgi realiai kokie 2 scenarijai, arba iš esmės galima netgi ir padaryti šičia pirmą low, tada padaryti high ir tada padaryti, ta prasme, čia jau reikės stebėti realiai marketą, kai atsidarys rinka, ne, ta prasme, New Yorkas ir Londonas, realiai tais laikais mes labiausiai ir tradinam, kai yra daug didžiausias volatility. Tai jo, tai iš esmės, žinau, dar kartą galim pasikartoti apie levelius ir resume dar pasikartosim apie visus įmanomus scenarius. Tai kol kas turime, sakyčiau, realiai tokį range nuo 118 000, man bent jau įdomus šitie leveliai yra, aplamai kaip traderių, ne, tai bus 118 824 iki 119 453, po to galima sakyti, irgi, iš esmės, kuo aukščiau mes užpampinsim šitoj vietoj, ne, tai tuo bus didesnis šansas, bet kokiu atveju, kad tai bus korektinė, ne, prasme, ir tada ne. Tai jo, tai čia būtų pirma zona, antra zona galimai būtų tiesiog nuo 618 iki 786, ne,
realiai galim netgi ir tą daily patepinti, nieko čia blogo nematyčiau. Jo, tai būtų 121 473 ir 122 845 doleriai, ne? Tai jo, tai čia apie viršutinius levelius, dabar pakalbėkime šiek tiek apie apatinius levelius, supporto levelius, ne? Tai realiai būtų pirmas supportas nuo 116 685 dolerių ir 116 228 doleriai. Ir dar vienas supportas, kuris tikrai man labiausiai, manau, įdomiausias yra, tai galimai bus 114 544 doleriai ir 113 937 doleriai. Tai jo, tai turėkite šitus levelius omenyje. Jo, tai nėra finansinis patarimas, tu prasme, jo, mes Discord'e tiesiog aš pasidalinu, kada įeinu, kada neįeinu į trade'us, ne, tai realiai, jo, nežinau, manau tiek kol kas, ne, tai va čia yra jūsų svarbiausi leveliai kol kas. Jo, tai žinant šitą visą scenarijų, tai irgi nėra iš esmės svarbu. Tas low dar gali nebūti ir in, ne, tai gali užsitęsti šiek tiek ilgiau, ne, ir tada tiesiog pamatytume kažką tokio, ne, ir čia viskas gali šiek tiek irgi pasislinkti į dešinę, ne, kalbant apie laiko atžvilgį. Tai nėra kažkoks boundary labai jau stiprus, kurį reiktų kreipti dėmesį, ne, šitą galima iš esmės ištryniau. Jo, tai nėra labai stiprus toksai kaip ir boundary, ne, bet jo, reiktų irgi turėti omeny, kad kol kas esame supporte, ne, bet aš vis tiek tikiuosi kažkokio, ar tai pirmą move local down į mūsų key support levelius, ne, ir tada move up, ir tada vėl move down, po kurio seks 5 waves up, ne, ar tai bus pirmas move up, po to move down ir tada vėl move up, tai jo, tai čia tik laikas parodys, aš to negaliu nuspėti ir numatyti, bet aš tiesiog galiu būti pasiruošęs visiems scenarijam, ne, ta prasme, kur yra leveliai žemiau, kur yra leveliai aukščiau, ne, ir ta prasme, žinant Elliott Wave teoriją, galime mes numatyti šiokią tokią ateitį, kur galimai marketas bus ilgainiui. Ta prasme, tai jo, tai nenoriu nieko iš tikrųjų išgąsdinti šitų video, kad čia bull marketas, bear marketas, prasme, jo, tiesiog noriu jūs informuoti ir kad jūs būtumėt tiesiog pasiruošę, ne, ir suprastumėt visas probabilities, ne, tai realiai bullish probability yra bullish scenarius, ne, visiems scenarijam noriu tiesiog, kad būtumėt pasiruošę. Tai jo, tai bullish scenarius yra tiesiog padarome 3 wave correction down, hitinam mūsų supportą, ne, ir tada ieškom kažkokių longų didesnių, ilgesniam laikui. Jo, tai iš esmės 1, 2, 3, ne, 1, 2, 3, 4, 5, ABC down, again, loadinam savo longus ir šaunam vėl į menulį. Bearish scenarius, bullish, bearish, ok, jo, tai ką mes turime bearish scenarijuje, tai turime 1, 2, 3, 4, 5 į apačią, ne, tai jau kas realiai užkonfirmintų bear marketą, ne, bet kokiu atveju pirmą aš norėčiau pamatyti dar vieną high paimant all time high, jo, tai užkonfirminant bear marketo pradžią galimai, arba tiesiog žymiai ilgesnę korekciją, ir tada 3 waves up, correction ir boom, labai didelė labai didelis trečias veivas į apačią, kurios seks ketvirtas ir penktas vėl į apačią. Tai va, su jumis buvo OX Trades, tilpom į 20 minučių, turbūt ganėtinai aiškiai viską papasakojau, kas, kodėl ir kaip. Jeigu neaišku, tai nežinau, galite paklausti klausimų. Kitą video darysiu antradienį turbūt, apie altcoinus arba rytoj, dar nežinau, pasižiūrėsim.
Jo, jeigu norit pamatyti iki to laiko savo kažkokius mėgstamus altcoinus, žinau, vienas iš žmogelis labai spamino VIF, tai jo padarysiu ir apie VIF. Tai put them in the chat ir jeigu norit prisijungti prie like-minded people bendruomenės, kurie treidina kiekvieną dieną, kurie mokinasi, tai jo, tai paliksiu linką apačioje. Nepamirškite paspausti like, subscribe, jeigu patiko tai, ką jūs matėte, tai padeda mūsų kanalui labai stipriai ir susitiksime kitame video. Su jumis buvo OX Trades, CJ ir iki kito karto.